Ar buriavimas yra sportas? Sportas ir labai didelis, ir ne tik sportas, nes buriavimas yra labai įvairialypis, įvairiapusis sportas, nes tai apima labai daug sričių. Tai pradedant nuo fizinio pasirengimo, kalbant kaip apie sportą, tai pirma mintis asociacija būna turbūt su fiziniu parengimu, tai irgi yra labai didelė dedamoji. Tada galim pradėti nuo hidrometeorologijos, meteorologijos, mechanikos ir N kitų faktorių, kurie susideda į visą tą vieną sėkmės formulę. Kokių savybių reikia turėti žmogui, kad taptų buriuotoju? Visų pirma, tai sakyčiau šaltas protas, nes tai yra labai toksai kardinaliai reikalingas punktas, nes buriavime nėra vietos kartais kada pagalvoti. Tu tiesiog turi priėmę sprendimą įdaryti iš karto čia ir dabar ir dar būti susiplanavęs 2 žingsnius į priekį. Ir jeigu lieka vietos, nežinau, sekundę, 2-3 pagalvoti, ar ten pastresuoti, ar kažkaip kitaip sureaguoti, tai iš esmės ta situacija būna pasikeitusi kardinaliai ir turi spręsti kitą situaciją susidariusią. Juokinga istorija nutikusi mūsų laive, tai kai kam jinai buvo juokinga, kai kam nejuokinga, bet kai grįžom į krantą visi pasijuokėm ir aptarėm, kokį experience mes turėjom. Tai esam RS-280 va šitą jachtą, paguldę ant šono, kad kylis kyšoja virš vandens. Ką aš palinkėčiau savo varžovams ateinančiam sezonui? Garbingos kovos turbūt visų pirma. Nors mūsų laivinė tai pakankamai neblogai gaunasi, bet niekad nebus per mažai, tai šalto proto turbūt ir nepamiršt, kad visi mes to žaidimo aikštelė, kaip aš sakau, tai yra ant vandens susitinkam, praleist turėt gerą laiką. Tai varžybomis, bet neleistom savo galbūt tom emocijom, kartais išeiti per burną, kitaip sakant, nesivadovauti emocijomis, bet šaltų protu, tai ir turėt gerą laiką.